Labas, tai aš atsidarau. Šiandien aš pardavinėsiu šunim maistą ir skanukų. Tai va, o šiaip tais, sakau, jūsų aš nepriimu. Jūs galite netgi nerašyti, nes aš jūsų nepriimu, nes jūs netgi nerašot, bet kam man sakyti. Tai nepriimu, aš čia tiesiog. Tai va, man atvežė tokius skanukus ir va tokį maistą. Tai va, man dar atvežė va tokius skanukus su kruasanu. Tai va dabar įdėsim man. Žiauriai daug aš turiu to maisto. Jį atveža, tai va todėl aš kiekvieną dieną jį turiu. Man kiekvieną dieną atveža kas prapuola. Tai va, man atvežė va tokius skanukus, jie kainuoja 2 €. Kaip matote, 2,50 €, tada toks pelnynas čia yra viduriniam šunims. Tada va čia yra dideliems jau šunims. Čia taip pat yra maca, tai viduriniams toks. Kur 8 metai, kurie jau yra kažkur normalų šunis, nedaug šunų. Tai va. Čia vadinasi maca. Va. Tokio kažkur dydžio. Tai va, čia viduriniai šunys. Ir dar vienas toks maistelis. Čia yra vis tiek šunims. Čia visiems šunims tinka, jeigu tik keliate. Va, aš turiu va tokius maišelius. Ir va tokį maišelį, bet tik vieną tokį. Tai va. Dabar... ir aš dar čia va turiu maistelą. Tu jau aš paimu. Uždėgiu. Va čia yra pupį. O va čia nykštukiniams, tai čia mažiausiams. Taip atrodo jis. Tai va čia pupį toks. Tai va. Gerai, tai pradedame. Gerai, tai pas mane jau atėjo klientė. Labą dieną. Ko norėtumėt? Aš norėčiau pupį maistelio. Aha. Ir maisteklis tinka visiems šunims. Gerai. Maišelį va tokį ar va tokį. Gal permatomą? Gerai. Gerai, tai dabar viską išimsim. Taip. Tai maistas, kuris tinka visiems šunims. Paliaukit, gal turite skaniukus su kalioseniu. Jo turime. Šitą kėdę. Laiva. Gerai, tai maistas, kuris tinka pupį. Jo. Gerai, taip. Gerai. Ką mano darbo vieta tokia? Pupį. Tada
Minus jau žinau, kuris mes suka. Nu ir skanukai su kurusam. Sveika ištekali, bet nieko su nieko. Gerai. Gerai, tai būtų 5 euriukai. 5 eurai? Nu, žinkit, čia tik euras. Na, kad negalvokit, pas jūs nemoku skaičiuoti. Atiduokit man tą eurą. Imkit. Čia yra tie 10 eurų, tai aš jums atiduosiu 5 eurus. Prašau. Ačiū. Taip. Prašau. Ačiū, viso gero. Tai va tokia klientė šiandien pasitaikė, tai jau ate.